polineukliidai, peptidai, amino rūgštis, hialurono rūgštis, kas labiausiai patiks tavo odai. Ties polineukliidais apsistosiu truputį daugiau, nes dabar dėka reklamos kasdien mes girdime tiek ir gydytojų pasisakymais, kad dabar reikėtų injekuoti polineukliidus. Dar kitas jų pavadinimas būtų PDRN. Ir ypač toks pavadinimas priduoda jam tokį didelį paslaptingumą. Ir ypač kai ateina kažkoks produktas ar kažkoks dalykas ant tokio olimpinės bangos, susidaro dvi žmonių grupės. Viena sako, vau, aš noriu naujovių, nes viską, kas nauja, yra pagaminta naujomis technologijomis ir bus labai efektyvu. Kita žmonių grupė sako, oi ne, aš tai palauksiu, tegul kaimynas pabando, jeigu jis nenumirs, tada aš darysiu. Na, o dabar dėl naujumo. Kažkur 2001-2002 metais Plinest jau buvo injekuojamas kosmetologijoje. Taip, kad nieko nauja čia nėra. Tik dėja, tuo laiku jis negavo tokio populiarumo. Ir sakyčiau, labai gaila. Bet manau, tai buvo surišta su tuo, kad nebuvo tokių socialinių tinklų ir, tikrai viskas nebuvo kam tai reklamoje netaip išplėsti. Kas yra tie polineukliidai? Pamenat, mes mokykloje mokėmės apie DNK, RNK, apie nukleino rūgštis, apie tai, kad yra matrica, kurioje yra užrašyta grandis tam tikra seka ir tos matricos pagrindu DNK ir RNK ir yra statomi baltymai. Viskas, kas yra pastatyta ar pagaminta mūsų organizme. Viskas, kas yra pas mus, yra pastatyta polineukliidų pagalba. Ir niekas nieko nenužudė, kad gauti mums tuos polineukliidus, nes jie yra gaminami iš lašišos pienelio. Kodėl? Sunku pasakyti. Galima sukurti daug versijų, bet manau, kad tai buvo arčiausiai mūsų materialo ir mūsų organizmas nedavė imuninio atmetimo. Gal kada nors jie bus gaminami iš visai kažko kitko. Pavyzdžiui, kaip pamenu, hialurono rūgštis kažkada buvo gaunama iš gaidžio skiauterės, tada ji buvo gyvulinės kilmės, o vėliau ją sintetizavo, tai yra tokia biosintetika, vadinkim, ane? Kol kas polineukliidai irgi, skaitykim, prie gyvulinės kilmės, bet ateityje manau, kad taip pat jie bus susintetinti. Bet šiai dienai, o kol kas polineukliidai dar yra gaminami iš lašišos pienelio PDNR fragmento. Taigi šitos mažos statybinės plytelės, tai pavadinkim, įsimontuoja į pažeistą mūsų DNK. Nepergyvenkit, jie nieko mūsų DNK ten nepakeičia ar modifikuoja, jie tik įsistato, jeigu su amžium yra DNK, žinot, ta grandis kažkur tai kaip trūkusi. Jie ten tik įsimontuoja. Įsivaizduokite, kad pas jūs statybose, aš labai mėgstu visada odos struktūrą palyginti su statybomis, nes tai labai panašu. Taigi, įsivaizduojam, yra nupieštas projektas, pagal kurį jūs statysit namą. Ir įsivaizduokit, kol jūs sutaupėt pinigų, išsitraukėt projektą statyboms, o ten trūksta, nubliukę kažkas, tai suprantat, ar vandenuko užsiliejo ir trūksta fragmentų. Visiškai taip pat ir mūsų organizme. Su amžium, senstant, arba, šiaip galbūt dėl kokių ligų, DNK irgi, sakykim, tie fragmentai irgi išdingsta. Arba, kaip sakau, pasižeidžia nuo tam tikrų amžiaus ligų ir panašiai. Ir kad sutvarkyti šitos fragmentus, būtent šitos defektus, mums reikalingi polineukliidai. Tai yra kaip plyta, kuri įsimontuos į trūkstamą vietą ar kelias vietas, taip, ir užpildys pilnai vėl grandį.
tuo pačiu padarydama mūsų matricą pilnavertę. Kasgi vyksta toliau? Žodžiu, projektą mes jau kaip ir susitvarkėme, ne? Projektas visas jau kaip naujai nupieštas. Toliau mums reikia iš kažko statyti, ne? Mums reikia tokių kaip plytų. O kas yra mūsų statybinė medžiaga organizme? Tai yra amino rūgštys. Baltymai. Baltymai yra amino rūgštys. Taigi, nėra amino rūgščių, nėra plytų. Statyba ir visiškai dzin, kai tu turi tą projektą, bet jeigu nėra plytų, tu namo nepastatysi. Bet atminkit, kad su amžium visada yra trūkumas amino rūgščių. Dar gali būti ir dėl ypatingai, tokios specifinės odos būsenos. Sutikite, būtų protinga pasirūpinti ne tik projektų, tai yra matrica, bet ir plytomis, tai yra amino rūgštimis. Ir dar vienas momentas, mes puikiai žinome, kad reikalingas vanduo. Visos organizmo reakcijos vyksta dėka vandens. Sausoje dehidruotoje odoje statybos neįvyks. Taigi, mums reikia optimalaus drėgmės lygio. Taigi, drėgmės palaikymui mes turime injekuoti hialurono rūgšties į savo odą. Mes galime atskirai injekuoti polineoklidus, amino rūgštis ir hialurono rūgštį, arba galima injekuoti viską kartu, tai yra specialius tokius kaip kokteilius, kuriame jau ir polineoklidai, ir hialurono rūgštis, ir amino rūgštis yra kartu. Tikrai labai svarbu odos jauninime gydyme. Visa ta programa turėtų būti iš būtent visų tų 3 dalykų. Sekantis mistingas toks dalykas tai yra peptidai. Peptidai tai jau yra gabaliukas baltymo, kuriame jau kažkas pastatyta. Tai yra jau buvo keletą amino rūgščių, kurie sudėti tokį gabaliuką grandies. Ir jeigu jis jums tinkamas kažkur statybose, taip? Tai mes jį galim panaudoti. Bet turint polineoklidus, amino rūgštis ir hialurono rūgštį, mūsų organizmas pats gali pasigaminti jam tinkamą grandinę būtent tai dienai, būtent to, ko jam reikia tuo momentu. Taigi, mes jau išsiaiškinom, kas yra polineoklidai, kas yra amino rūgštis ir kas yra hialurono rūgštis ir peptidai. Ir ką jums pasirinkti, geriausiai, manau, kad būtų jūsų kosmetologas sustatytų jums tokią programą pagal jūsų odos tos dienos, sakykime, galbūt būklę, o geriausiai, kaip visada sakau, ir savo pacientam, kad tikrai nesėsim vien ten ant kažkokių polineoklidų, nes būtina paduoti ir statybinių medžiagų, ir amino rūgščių, ir drėgmės, visko reikia mūsų odai. Įsivaizduokit, jeigu, kaip pavyzdį, jeigu jūs, sakykime, dažnai darotės lazerinės procedūras ar kitas tokias agresyvės aparatinės procedūras, tai yra stimuliuojančias odą procedūras, kur yra stimuliuojami fibroklastai, kurie gamintų kuo daugiau kolageno mūsų odoje. Ir įsivaizduokit, jeigu jūs neduosit tokiai odai papildomų statybinių medžiagų, jūs turėsit žymiai prastesnį, tikrai žymiai prastesnį rezultatą ir tokį mažiau efektyvesnį, tikrai visą šitą rezultatą. Neiteisingai savo laiku būtų padavę tinkamų odai medžiagų. Todėl nenustebkit, kad injekcinės procedūros yra dažnai parenkamos skirtingai, o ne, kaip sakau, pasėsti ant vieno kažkokio tai dalyko. Tai va, mūsų odai reikia visko. Dabar, aš manau, tu tai supratai.